Parodoje Ką pasėsi prie bendrovės Margučiai stendo atsitiktinai teko nugirsti ūkininkų pokalbį. Vienas iš jų sakė, neradęs kokios technikos ar ūkiui reikalingo įrankio, ieškok Margučiuose. Jei neturės, suras, kur yra arba pagamins. Tai paskatino pasidomėti bendrovės stendų parodoje ir dar kartą įsitikinti, kad ūkininkas buvo teisus. Mes esame vieninteliai oficialūs atstovai virš 60 gamintojų. Kasmet vis rodytum daugiau ir daugiau tos technikos parodose. Tai šiais metais tiesiog pagalvojom, kad geresnė idėja būtų nerodyti tą techniką blizgančią parodose, o atvažiuoti pas ūkininkus ir parodyti, kaip jį veikia. Kiek planuojate tokių išvažiavimų? Ar esate numatę geografiškai, kur važiuosite, ar tiesiog gali visi pageidaujantis prašytis? Žinokit, planas yra visoje Lietuvoje važiuoti. Kalbėjau prieš nepilną valandą, tai buvo jau kažkas apie 100 užsiregistruotų demo važiavimų. Yra visa eilė daiktų, tai iš tikrųjų važiuosim tiek, kiek įmanoma, kiek tik tai spėsim. Tai manau, nuolatos ir važinėsim ir stengsimės, aišku, visoje Lietuvoje. Pasak Margučių eksporto vadybininko Tado Baltušio, paroda skirta inovacijoms. Tad tikslingiau yra demonstruoti ir ūkininkams pasakoti apie tiksliasias technologijas. Taip ir buvo daroma šioje žemės ūkio parodoje. Pristatom čia tiksliasias technologijas. Pastarųjų metų tendencija yra išmaniosios tiksliosios technologijos, be kurių ūkininkai neapsieina. Ir automatinis vairavimas yra viena iš tų technologijų, kuri turbūt lemia didžiąją dalį sėkmės. Jų nauda ūkiams tai buvo gana aiškiai jau daug metų, tik tai problema buvo, sakyčiau, tame, kad jos nebuvo lengvai pasiekiamos kiekvienam ūkiui. Dabar viskas ganėtinai pasikeitė. Mes pristatom CHC NAV automatinę vairavimo sistemą ir norėčiau pasakyti, kad tikrai gerų automatinių vairavimo sistemų buvo jau kurį laiką rinkoje ir tai jokia paslaptis. Tik tais vienas yra dalykas, kad mūsų automatinio vairavimo sistemą nusipirkus nėra jokių papildomų mokesčių. Nereikia jokio mokesčio už RTK. CHC NAV sistemai taip pat nėra jokio papildomo mokesčio už itin lėtą važiavimą, už apsisukimus, kas praktiškai nėra. Tiesiog vieną kartą investuoji ir gali naudotis. O toliau yra krūva tokių techninių detalių, kad SIM kortelės dvi dedasi, kad jeigu vienam lauke vienoks ryšys, kitam lauke kitoks 4G ryšys traukia. Tiesiog jokių problemų nebūna dirbant su ja. Dar vienas dalykas, kad visa logistika yra iš Europos ir servizas yra iš Europos. Tai labai lengvas komunikavimas yra ir be abejo, gana didelę dalį padaro ir tai, kaip sistema yra sumontuota, sukalibruota, tai turi didelės įtakos ūkininkams ir mes jau turim nemažai patirties. Praeitais metais, mano žiniomis, jeigu CHC NAV iš parduotų automatinio vairavimo sistemų buvo ne pati populiariausia, tai, kaip sakant, viena populiariausių. Iš tikrųjų, malonu girdėti iš ūkininkų teigiamus atsiliepimus apie ją. Ir kaip parodo galutinį rezultatą, kaip tos lygios linijos, o ypač pas daržininkus matosi, tai labai gražu žiūrėti. Tadas Baltušis pasakojo, kad svarbiausia yra išmokyti ūkininkus naudoti išmaniasias technologijas. Dėl to bendrovės specialistai praleidžia ne vieną valandą ūkyje, kartu dirba su ūkininku, kad šis praktiškai įgustų naudoti tiksliasias technologijas ir išnaudotų visas jų teikiamas galimybes.